įtraukiant, redaguojant armatūras, dar reikia atkreipti dėmesį į svorio redagavimą. Galima svorį redaguoti tiesiog čia, galima pakeisti, jeigu reikia, ir įvedam ilgį, įvedam kiekį, naujinam ir matom, kad jau įsirašė, reiškia, kitų svorių ta armatūra. Jeigu mes vėl bandysime, reiškia, naują armatūrą ir 20, tai vėl mums įtraukti armatūrą ir matome, kad svoris yra senas. Tai jeigu gavome naują tiekimo partiją armatūros ir pasikeitė svoris, tai netikslinga, jeigu mums daug kartų reikės ranką taisyti, tai geriausiai tada eiti į armatūros ir atitinkamą armatūrą pataisyti armatūrų lentelėje. Tai duomenų bazė pasitaisys, paimam ir paredaguojam, kad tai 2480. Naujinam, atnaujinam ir dabar armatūrų sąraše jau matome, kad 20 diametro pasikeitė jau dydis į kitą. Ir jeigu mes į užsakymus nueisime, pasižiūrėsime čia, nueisime į gaminį ir, reiškia, norėsime įtraukti naują armatūrą 20 mm diametro, įtraukti armatūrą, įtraukiam, įvedam duomenis ir jau matome, kad čia 248. Reiškia, pakeitėm mes armatūrų lentelėje ir toliau mums pastoviai redaguoti jau nebereikėtų. Tai grįžtam į gaminį ir pašalinam šitas gaminį. Jeigu mums nereikalingos, kartais įvedam nereikalingus duomenis, pašalinam. Dabar su pašalinimu yra taip. Tai kadangi armatūros yra viena eilutė ir už jų daugiau duomenų nestovi, nėra daugiau duomenų, tai nėra ir galimybės ištrinti daugiau negu kad reikia, bet jeigu mes grįšime į redaguojamą užsakymą ir matysime, kad yra gaminiai, yra 3 gaminiai ir matome skirtingų gaminių skaičius 3, tai jeigu mes šalinsime gaminį, kuris neturi kol kas jokių skirtingų medžiagų, nėra ten įvesta jokių medžiagų, jokių armatūrų nėra, tai pašalinsim, viskas pasišalino, sumažėjo, pašalinam kitą, irgi ten duomenų papildomų nebuvo, reiškia, liko vienas gaminys, tačiau jeigu būsena vykdomas, jau reiškia, ten yra medžiagos įvestos kažkokios, jeigu mes trinsime, atsiras mums įspėjimo langas, kuriame klausia, kad šitas gaminys, įspėja, gaminys turi 3 armatūras. Jeigu spausite mygtuką trinti, tai gaminys ir jame esančios armatūros bus ištrintos. Jeigu pasirinksite grįžite, tai trinimas bus nutrauktas. Tai mes galime trinti ir viską ištrinti, bet mes pamatę tokį įspėjimą, gal netyčia nuspaudėme, paliekame gaminį ištrintą, gaminio ištrinimas nutrauktas ir lieka tas, kas buvo. Taip pat dar kartelį, jeigu nueisim į gaminį, matome, kad, pavyzdžiui, mes armatūras ištrinam, atkreipime dėmesį, kiek čia yra svoris, reiškia, vieno gaminio. Svoris. Ir tai yra visa bendra suma. Ir jeigu medžiagų kiekis yra 3, jeigu mes ištrinam kažkokią, tai sumažėja ir medžiagų kiekis ir atitinkamai pasikeičia svoris vieno gaminio ir reiškia, čia dabar yra kiekis vienetas, bet jeigu mes atnaujintume, pavyzdžiui, 10 naujinti, tai pamatysime, kad tas kiekis viso gaminių kiekio svoris pasikeitė. Taigi, taip pat yra ir su užsakymais. Matome, kad tas užsakymas nieko neturi, gaminių neįtraukta, tai jeigu mes įtrinam, tai paprasčiausiai įsitrinė užsakymas, o jeigu trinsime tą, kuris turi įtrauktą gaminių, mums vėl atsivers užklausimo langas su įspėjimu, kad tas užsakymas turi vieną
jeigu spausite vieną gaminį, jeigu spausite mygtuką trinti, tai gaminys jame įtrauktos medžiagos bus ištrinti. Jeigu pasirinksite grįžti į užsakymų sąrašą, tai trinimas bus nutrauktas. Įeinam, išeidam, gal netyčia norėjom, bet jeigu mes nusprendėm, kad vis tik tą užsakymą reikia ištrinti, tai matome, irgi mes gaminius ištrinėme, liko vienetas. Jeigu ištrinsime visus, tai nieko neliks. Bet jeigu užsakymas, jeigu trinsime užsakymą, jis atėjo įspėjimo langas, vis tiek nutarėme, kad trinsime, kad ten klaidingai kažką įvedėme, nereikalingas mums tas užsakymas, triname ir mums užsakymų neliko. Tai šiame vaizdo įraše aptarėme, kaip elgtis su armatūros svoriu kilogramai metrų, kad jeigu yra nauja partija, tai geriausia iš karto pasitaisyti tą svorį ir jis pakito pasitaisyti armatūrų lentelėje, pasirinkus atitinkamą armatūrą, pasirinkus redagavimo ženklą ir pataisyti čia svorį, nei kiekvieną kartą užsakymą, reiškia, gaminyje įtraukiant naują armatūrą. Irgi galima redaguoti, bet jeigu tai bus tų armatūrų daug, tai geriau pasitaisyti armatūrų lentelėje. Tai tiek.